Kad tų signalų, kaip ir minėjo ponas Mačiulis, yra daugybė ir jūs patys tai patyrė, žinot, kad kaip Rusija reaguoja į tam tikrus pareiškimus ir visa kita. Ką daro vežėjai? Ar jie bando registruoti įmonės kitose šalise ir ten perregistruoti savo vilkikus, tarkim, Vokietijoje ar toj pačioj Kaliningrado srityje? Ar tiesiog ieško naujų rinkų? Ar kaip elgesi? Vežėjai tiesiog dirba. O galiu pasakyti tik tiek, kad daug mums kas priekaištauja, kad reikia ieškoti naujų rinkų. Tiesiog teisingai mes ir stengiamės ieškoti tų naujų rinkų, bet mūsų veikla netokia paprasta, todėl kad tai surišta su leidimų, reiškia, kiekius, su tarpvalstybinėm sutartim. Jeigu mes ieškom naujų rinkų, tai tam, kad ten dirbti, mes turim turėti tarpvalstybinės sutartis tarp Lietuvos ir tos užsienio valstybės. Mes turim turėti leidimų kvotas ir taip toliau. Registruojant transporto priemonės kitur, tai irgi neišeitis. Bet kai kurie tai daro turbūt. Kai kurie tai daro, bet tai daugiau gali sau leisti didesnės ir stambesnės įmonės, kurių, tarkime, teisinės ir palaikymas gali būti toj šaly, ir registracija, ir išmuitinimas, nes tam reikia lėšų. Tas pačias transporto priemonės į Rusiją tai netaip paprasta perkelt. Į ES šalis tai gal būtų paprasčiau, bet kokia tokiu atveju mokestinė našta, kiekvienas iš mūsų skaičiuoja, tuo labiau, pavyzdžiui, tos transporto priemonės, kurios važiuoja dabar į Rusiją, jos yra žemesnio ekologinio lygio, tai yra Euro 3, Euro 2 net kartais. Tai yra mažesnių ir smulkių vežėjų, kurie ne visada gali važiuoti į Europą, nes jie negali konkuruoti jau net už kelių mokesčių su Euro 5, Euro 6 automobiliais. Ir tokiu atveju jiem tiesiog, mes ne ant tiek prisirišę jau dabar prie Rusijos, kai buvom 98 metais, tai gali ir statistiniai duomenys įrodyti, kiekvienais metais tas ryšys gal šiek tiek mažėja, mes gal daugiau važiuojame. Bet jūs sakot, kad vien techniškai vežėjai, kurie turi daugiau arba tam tikrą kiekį senų vilkikų, jie pasmerkti dirbti daugiausia su rytų šalimis, nes ES jie dirbti negali arba turi keisti visus vilkikus. Tas procesas turi būti, sakykime, toks švelnesnis. Atsiranda naujų vilkikų, tuos naujus vilkikus leidžia į vakarus. Reiškia, ta dalis dar baigia savo gyvenimą ir kažkiek tai neša to pelno ir pinigų važiuojant į rytų šalis. Tai tiesiog tai negali būti toks, nes mūsų vakaruose irgi nieks nelaukia. Didžiulė konkurencija su rumūnais, su bulgarais, su tais pačiais turkais. Ir dabar, kad aš vieną dieną nuvažiuosiu į vakarus ir ten gausiu, sakykime, užsakymų daug, tai tikrai... Ar jūsų rinka dabar sureagavo į tai, kas vyko šį savaitgalį? Ar yra prašoma vilkikų be lietuviškų numerių krovinio kelioniai į Rusiją arba iš Rusijos? Galiu pasakyti tiek, mūsų verslas žaibiškai reaguoja į visokius tokius dalykus. Jau penktadienį po piet Vilniui, Kaune, kituose dideliuose miestuose, terminaluose buvo pristabdytas atkrovimas krovinių į Rusiją, sustabdytos transporto priemonės. Žinau pavyzdžių iš vežėjų, kurie net buvo grąžinti jau pakeliui važiuojant į Rusiją. Kai kas, kur, sakykime, važiavo per Suomiją, net ir buvo atsakyti ir keltai ir taip toliau. Tai faktiškai tas reagavimas buvo jau penktadienį. Dalis krovinių ir šiandien dar stovėjo Vilniui, dalis net iškrovė atgal iš transporto priemonių į terminalus. Tai faktiškai reagavimas buvo ir šiandien rinkoje mes matėm pasiūlą. Tikrai siūlė labai daug krovinių, bet transporto priemonės, kurios reikalingos vežti tam kroviniui, reikalavimai transporto priemonėms buvo tokios, kad turi būti registracija ne Lietuvos. Tai reiškia, tai naudinga mūsų konkurentams, Latvijam, Lenkam, Estam.